Daugelis manęs klausia, kaip veikia parabolės vaizdo kamerų stebėjimo sistema. Ir nėra kaip kitaip padaryti, kaip tik tai parodyti praktikoje, kaip tai atrodo. Pirmiausia, apie pačią sistemą. Sistema turi kameras išdėstytas po visus miestus, po Kauną, Plungę, Telšius, Raseinius ir šitą ir kitur dar. Kaune tai Šilainiuose. Dar yra tokių sodybų, kurias parabolė yra prijungus prie savo serverių ir jas saugo. O šiaip visas tas gerumas parabolės kamerų sistemos yra tas, kad kiekvienas vartotojas gali paprastai ir lengvai prie jų prieiti ir jas pažiūrėti. Tai tam užtenka turėti parabolės IP televiziją su atsukimu tą vadinamą. Ir viskas. Ir viskas vyksta per šitą pultą. Normaliai, kaip valdant kaip į visą televiziją. Tai tiek apie patį valdymą. Dabar aš jums parodysiu, kaip tai atrodo praktiškai pas mane namuose, kur yra didelis televizorius ir kur aš, esant reikalų, jeigu man paskambina iš policijos aš kur, einu ir pažiūriu, ko jiem ten reikia matyti, ar ir kas įdomaus, ar nėra kas įdomaus, kad greitai galėčiau atsakyti į jų klausimus, ar jiem verta laukti, ar neverta laukti. Čia yra IPTV priedėlis, kurį naudoja visi parabolės abonentai televizijos programom žiūrėti su atsisukimu. Ir taip pat, jeigu name yra vaizdo kameros, jeigu jų kiemą saugo parabolės vaizdo kameros, tai šitie prietaisai naudojami tų kamerų matymai, žiūrėjimai. Tuoj parodysiu, kaip tai visa veikia. Sakysime, žiūrime Lietuvos televiziją ir man tuo pačiu metu paskambina kažkas tai, kad man reikia pažiūrėti kažkokiam adrese. Kažkas atsitiko ir dabar policija nori skubiai sužinoti, kas ten atsitiko. Tai aš darau šitaip. Yra visos televizijos programos, kurias parabolė rodo, aš visas jas matau. Nueinu į patį programų sąrašo galą. Ir čia dabar pačiam gale baigėsi televizijos programos ir prasideda vaizdo kameras. Galiu įjungti, sakysim, baltų 71, galingą kamerą 4K. Įjungiam ir jinai jau ją matom, ką jinai rodo šiuo metu. Taigi jungiam baltų 35 kamerą. Ateina normalus vaizdas, dabar 15 valandų 9 minutės. Ir viską matom, kas ten vyksta, kas ten buvo. Dabar, sakysim, policija klausė, kas buvo 7 valandą ryte. Tai nes normaliai, kaip ir televizija, atsisukam į 7 valandą ir žiūrim. 7 valandą ryte buvo tamsu. Čia galima kaip paprastų grotuvų dar pasinaudoti, pasukti, sakysim, mums reikia kažkiek tai, ne nuo pat pradžių. Šone matoma, kiek yra ten laiko prasukama jau, 41 minutė. O tie biški praušia. Nu ir o tai pažiūriu šitą kamerą. Grįžtu atgal, sakysim, einu toliau. Einu kokią nors kitokią kamerą. Jotvingi 1, Jotvingi 9, Vėtrungė, sakysim, 8. Vėtrungės 8, čia žmonės žiūrint, kur jas įsirengė. Šitas namas labai kentėjo nuo to, kad čia labai kas šiukšlindavo, yra pakeli takai, žmonės praeina, čia visai pridegdavo tą liftą ir laiptinę, tai neapsikentys įrengė čia kamerą. Dabar kitos kameros yra įrengtos
jau kiemui stebėti. Čia stebi, kas įvažiuoja į kiemą, kas išvažiuoja. Ir jeigu kas įvyksta, iš karto galima matyti. Kita kamera žiūri iš kitos pusės. Ir trečia kamera į jų namo iš priešingų namų pusės. Kad ir visa aikštelė, kurioje jie ir apsitvėrė, kad visi jie matytų, nieko nepraleistų. Ir dar jie turi vieną kamerą, kuri yra gudri ir veikia pagal kitų kamerų komandas. Dabar jinai stovi vietoj, bet jeigu kas nors važiuoja, juda, jinai atsisuka į tą vietą ir pradeda tą objektą sekti, kad jis pritrauktų. Nes paprasta kamera jinai aiškiai nepritrauks, nebus ten matyti numerių mašinos ir visa kita. O taip dirba ta kamerų sistema ir viskas. Čia jau yra gudri sistema, jinai automatikos šiek tiek turi, ta kamera valdoma. Irgi jinai jau tokia gudroka, taip paprastai pasiėmęs jos nepastatysi. Reikia turėti įgūdžių ir viską. Ta mašina ir seka, kaip jinai važiuoja, atvažiuoja ir nuvažiuoja ir visą laiką žiūri, ką jinai gali važiuodama padaryti ar nepadaryti, ar jinai tvarkingai prisiparkuos ir visą kitą pamatys. Jeigu tik kas nors atsitiks, jau ir viskas bus. Ten šone rodo, kokią žoną pažeidė, bet taip, dabar šitaip. Einam toliau. Aš turiu visas kameras, to aišku niekas pas save neturi. Kiekvienas namas, jo pirmininkas ar ten bendrijos ar koks įgaliuotas asmuo gali šitą dalyką turėti. O visi kiti, kurie neįgaliuoti pirmininko, jie to nematys. Vaišvilas 7, Plungė jau čia. Šitie Vaišvilas 7, jie turi tik stacionarės kameras. Jie, sakysim, turi Vaišvilas 7 net 3 kameras įsirengę. Stebi taką, stebi kiemą. Ir va šitaip. Jie savo gyvena ramiai. Jeigu kas nors čia įsitiks, jie iš karto ir įrašų galės pasinaudoti tokiu pat būdu. Sakysim, ryte 10 valandą kažkas atsitiko, nuėjo į tą 10 valandą, ir važiuori, kas tą 10 valandą vyko. Nereikia nei kompiuterio, nei kažkokių tai prietaisų, tiesiog sėdi ant sofos ir žiūri. Važiuojam iš Plungės, važiuojam tolyn. Važiuojam kur nors, jau čia ko gero yra Telšiai. Karaliaus Mindaugo 34. Karaliaus Mindaugo 34. Dabartinis vaizdas yra toks, viena kamera. Turi tik tai Karaliaus Mindaugo 37, yra 2 kameros. Čia mašinos žmonės matyt saugo. Ir čia kažką stato. Net mūsų lenta matosi prie kameros pastatyta, kad visus įspėja, jinai turi būti prikalta ir matoma visiems, kurie prie to namo praeina, kad tas namas yra stebimas. Jeigu kas nenori, kad būtų stebimas, tai eina pro kitą vietą ir nebus stebimas. Dabar taip, važiuojam žemyn, čia iš Telšių važiuojam į šitą mūsų batutas vargšas. Kaip atrodo dabar mūsų batuta aikštelė žiemoja. Tai viskas nugriauta, palapinė išgriauta, matosi Maščio ežeras, Zakso kalnas. Taip, dabar galim pažiūrėti, kaip jinai atrodė naktį. Sakysim, vakar naktį, ne šiandien, o vakar. Tai per vieną naktį dar galima prasukti pačiam žmogui. Sakysim, vakar naktį 5 valandą ryto, sakysim, 4:59. Prožektoriai apšviesta, viskas čia matyti. Ir taip, toliau einam kur nors. Einam, čia jau nėra tikslo, visur tas pats. Čia Rambyno gatvė, kur labai neramus rajonas, tai ten Rambyno gatvės žmonės, bendrabučiai, gyventojai, neapsikentė tos baisios netvarkos ir jie
sugalvoja įsirengė, kiek jie čia 5 kameras turi įsirengę. Vieną, kurį seka ir 4 paprastas. Matomai saugo ir kiemą saugo ir ką saugo. Saugo ir ką čia dar saugo. Kita pusė kiemo, kaip atrodo. Čia dar kas dar. Kas dar čia yra? Mašina saugo, aišku. Taip. Ir dar kažką tai kitą saugo. Kažką tokio. Laiptų saugo. Matyt, čia ant tų laiptų daug visokių scenų vykdavo, ko gero, kai jiems čia prireikė tos kameros. Ir va taip važiuojam. Per visus tos pavažiuojam. Atvažiuojam į Raseinius. Čia Vaižgantų 5A kažką irgi saugo. Ką saugo? Aišku, kiemą saugo, kur mašinų stovi. Kas saugėsi daugiau? Kas aktualiausia? Ir saugo visi kiemai. Važiuojam gilyn. Dubyso 16. Naujai įrengtas kameros. Dubyso 16. Nežinau, kas ten jiem buvo. Renovavo žmonės namą. Ir tuo pačiu įsirengė ir kameras jau. Toliau matyt kantrybė trūko, nes šiaip tai nieks jų be reikalo nedaro. Aišku, bet kada tokie, tai taip yra, kad padangas drasko, ten viską tvarko taip negražiai, tai žmogus nori, nenori. Grybo 4. Irgi tas pats, visur tas pats. Yra saugoma Vytauto didžiojo 31. Vytauto didžiojo 31. Pagrindinis, ką ir sakau, yra privalomas tas, kad tu turi namie, žiūri televizorių, sugalvoja ir ką nors atėrimas kilo, kažkas bumtelėjo kieme ir nežinai, ten yra kas nors, tavo mašinos veikia, nesveikia, gal jau kas nors įvažiavo. Tai eini, pažiūri, eini, susirandi tą savo programą, kuri, kaip sakant, ne programą, kamera, kuri televizijos programų pabaigoje pridėta. Ir va taip žiūri, jeigu tai vyko anksčiau, sakysim, ateini ryte, žiūri mašiną subaladuotą. Tai įtari, kad ten 7 valandą visi išvažinėjai, ir galėjo ten kažką tau padaryti. Atsirandi tą 7 valandą, ateini, žiūri, kas ten kur darėsi, kas kur nors, ką nors pridirbo. Va tas naramiausias kiemas Raseiniuose, kur daugiausia visokių įvykių yra. Kaip užkeiktas, čia ir sprogdinimai, čia ir žmogžudystės. Čia ir apipylė ten išmatom mašiną, nedaug dievė. Ten matyti, jie niekaip neapsikentė, tikrai įsirengė kamerą, nors kiek nors ramiau, kad būtų. Jo, va taip ir yra. O dabar ateinu į televiziją, vėl atgal įsijungiu savo televiziją, pasigarsinu ir žiūriu toliau. Va taip, perjungimas kamerų vyksta su pultu. Pereinu per visas kameras, jų čia yra daug, visi 4 miestai, tai čia yra kas veikti. Bet tas visus 4 miestus dar pakartosiu, kad matau tik aš vienas ir niekas daugiau. Pas mane viena, tas yra tik tai įrengta, kad aš galėčiau bet kuriuo atveju padėti policijai. Sakysim, žiūrim sporto varžybas, ir žiūrėjom, kažkas kieme bumtelėjo, dabar man reikia niekur nesikėlis, nenoriu nuo sofos atsikelt. Einu ir pažiūrėsiu, kas mano kieme daro. Sakysim, gyvenu Baltų kokiam 39 name, susiradau tą namą, paspaudžiu, biškį palaukiu ir matau, kas tam kieme darosi. O jeigu tai buvo, sakysim, ryte kažkas, tai paspaudžiu, pereinu arba vakar, 9 vasario, nueinu 9 vasario, nueinu į 10 valandą ar 11 valandą ryto, sakysim, 11 valandą kažkas įvyko, man įtarimą kelia, gal ten man subraižė ką nors, ar kas, kaimynai pasakė, kad matė kažką tai. Ir aš 11 valandą ryto galiu peržiūrėti ir galiu, sakysim, ne 11 žiūrėti, galiu prasisukti kažkiek,
laiko, daleiskim 11:31 pasisukt, padaryti, o 11:31 jau rodo laiką ir važiuoju taip. Ir pamatau, kas man čia pat ką padarė. Tai va taip veikia parabolės kameros, įrašai iš jų keliauja į parabolės serverį, kuris yra Kaune. Serveriai yra 2, jie gali palaikyti kiekvienas po 500 kamerų. Galingi, gerai užrakinti, saugo jos jungtis. Niekas jų neprieina, niekas jų negali be mano žinios net dulkių nuo jų nuvalyti. Viską tvarkau aš vienas pats, arba mano pavaduotojas, jeigu manęs nėra. Nu, o dabar taip. Va tiek apie kamerų valdymą. Na, o dabar belieka pakalbėti apie patį aktualiausią matyti visiems dalyką, kaip tas parabolės kameras įsirengti. Parabolė visą laiką jas savo abonentų namuose siūlė veltui įrengti. Jau kiek metų, jau gal 10 metų, kaip tai darom. Nu, dabar kaip tik vyksta akcija tokia, pavadinom ją vagių siaubu, kad čia toks simbolinis pavadinimas būtų, kad biškį neštų informaciją. Tai vat, įsirengimas labai paprastas. Gyventojai, jeigu ten yra bendryje ar kažkas tai tokio, tai renka susirinkimą, balsuoja atvirų būdų arba balsuoja uždarų būdų, tai yra raštiškai. Ir nusprendžia, jeigu tas kameras nori įsirengti daugiau negu pusė gyventojų, nu, tai tas pats, kas renovacija. Reiškia, visiems likusiems galioja tas sąlyga, kad tos kameros jau ir bus. Reiškia, rengimas nemokamas bus, o kas liečia priežiūrą ir remontą ir įrašų saugojimą, kurie kainuoja visgi pinigus nemažus, tai už tą visą dalyką parabolė nori gauti 2 eurus nuo būtų, bet tik nuo tų būtų, kurie nėra parabolės abonentai. Abonentai nemoka nieko už kameras, čia toks jiems kaip papildomas priedas prie mūsų paslaugų. Visi kažką turi, visi kažką žiūri, internetą turi namuose. Taip kad manau, kad nėra jokio ten didelio slenkščio, kad neįveikti ir nepereit pas parabolę ir tada dar net gal pigiau mokėsit ir kameras turėsit veltui. Nebus jokių mokesčių. Jeigu 100% namas pereis, pas mus gyventojai naudosis mūsų interneto televiziją, tai namas jokių mokesčių net sąskaitos neišrašysim. Tai va taip, kreipkitės, žiūrėkit, organizuokit, dabar kaip tik į Facebook'o mūsų puslapį yra visa informacija, mano forume viskas yra, nuorodas pastoviai siunčiu ir Facebook'o puslapį reklamuoju, ten galit nueiti, paskaityti, rasit visus dokumentus, rasit pavyzdžius, rasit laikraščių ištraukas, kur kas įvyko, kas laikraščiai rašė, ypatingai yra parašyta neblogas straipsnis Raseinių, ten laikraščių, kuris ten aprašė, kaip ten pas juos buvo iki tų kamerų, kaip po tos, kai kameras atsirado, kokie įvykiai buvo. Na ir kiti dalykai ten bus, pamatysi daug dalykų, žmonių klausimų, vieniem vienokios problemos iškyla, kitam kitokios. Ten galima tiesiai užduoti klausimus man, ten yra mano telefonas, jeigu kas jau rimtai galvoja, gali man pasiskambinti, aš prakonsultuosiu, viską galima sutarti ir vietą atvažiuoti ir nuspręsim, kaip ten ką daryti, ką jūs norit saugoti, mes turim patyrimą ir galėsit va tokiu būdu ramiau gyventi. Ypatingai, kai dabar, aš sakau, neatsitraukęs jau nuo to kompiuterio, į dieną 2-3 įvykiai, policijos reikalavimą išduoti įrašus, nieks manęs gražiai daug neprašo, reikalauja paprastai pagal policijos įstatymą, aš turiu tą padaryti, na ir kol kas sąžiningai viską vykdau, jau keli tomai papkių prisidarė, jau pusę spintos papkių vien policijos prašymų, greit reikės naują spintą pirkti.
Taip, kad nesnauskit, žiūrėkit jūsų pačių labai, kol mes galim, kol mes turim ūpą ir tokį norą, kol dar mūsų, kaip sakant, jėgos leidžia ir piniginė tą leidžia, galim savo priedus tokius jums padaryti. Nu tai prašau, naudokitės, kviečiam, kreipkitės.